Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka jau lapkričio 6 dieną pakvies į antrą kūrybinę konferenciją, skirtą komikso gali pažinti ir pritaikyti ugdyme. Šių metų tema – komiksai kaip literatūros ir vizualiojo meno sintezė vaikų ugdymo procese. Konferencija suburs menininkus, pedagogus, bibliotekininkus ir visus, kurie tiki, kad mokymasis gali būti kūrybiškas, įtraukiantis ir įkvepiantis. Renginys vyks įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės iš dalies finansuojamą projektą Komiksas kaip raktažodis – 2. Nauji horizontai. Apie tai, kodėl komiksai tampa vis svarbesni švietimo erdvėje ir kuo šių metų konferencija ypatinga, kalbame su projekto vadove Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkė projektiniai veiklai Agnė Gumuliauskienė. Labadiena! Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka organizuoja jau antrą komiksų konferenciją. Kas paskatino sugrįžti prie šios temos ir ką šių metų konferencija siekia atskleisti? Labadiena! Pirmoji konferencija parodė, kad komiksai ne tik smagi literatūros forma, bet ir galinga ugdymo priemonė. Jie skatina vaizduotę, kūrybiškumą ir skaitymo džiaugsmą. Todėl ir šiemet, švenčiant komiksų centro bibliotekų įkūrimo 10-metį, nusprendėme sugrįžti prie šios temos. Šiais metais norime dar labiau atskleisti komiksų svarbą ir ryšį tarp literatūros ir vizualio meno, parodyti, kaip jie gali tapti naujų ir įtraukiančių ugdymo įrankių vaikams ir jaunimui. Šių metų konferencijoje pranešimus skaitys kūrėjai, edukatoriai ir pedagogai. Labai platus spektras žmonių. Ko klausytojai gali tikėtis iš šių pranešimų? Daugiau teorijos ar kūrybinio atradimų? Tai puikus derinys. Pranešėjai pasidalins tiek savo patirtimi, tiek praktiniais pavyzdžiais. Klausytojai išgirs, kaip komiksai gali padėti supažindinti vaikus su įvairiomis temomis, skatinti kūrybišką mąstymą ir pasakoti istorijas. Taip pat bus daug kūrybinio atradimų. Dalyviai sužinos, kaip patys gali kurti komiksus ar panaudoti juos savo darbe. Konferencijos programa apima ir kūrybinės dirbtuves. Koks jų tikslas? Mokyti, įkvėpti ar leisti išbandyti komiksų kalbą praktiškai? Visų pirma, leisti išbandyti. Kūrybinės dirbtuvės suteikia galimybę praktiškai pasinerti į komiksų kūrimą, pajusti, kaip žodis ir vaizdas susijungia. Žinoma, jos ir moko, ir įkvepia. Dalyviai galės ne tik stebėti kitų darbus, bet ir patys kurti, eksperimentuoti bei gauti daug naujų idėjų, kurias galės pritaikyti savo veikloje su vaikais ar jaunimu. Skamba labai kūrybiškai. O kam ši konferencija skirta? Ar tik specialistams, bibliotekininkams, ar gali ateiti ir smalsūs skaitytojai? Konferencija skirta visiems, kurie domisi kūryba ir ugdymu, tai pirmiausiai mokytojams, bibliotekininkams, edukatoriams, menininkams, bet taip pat ir smalsiems skaitytojams. Svarbiausia – noras pažinti komiksus kaip kūrybos ir ugdymo priemonę. Net jei dar niekada nebuvote su komiksai susidūrę profesionaliai, pas mus rasite idėjų, įkvėpimo ir galimybę patiems išbandyti kūrybą. Ačiū už pokalbį. Primenu, komiksų konferencija Šiauliuose vyks lapkričio 6 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Registruotis galite bibliotekos interneto svetainėje smsvb.lt. Registruokitės ir leiskite komiksams jus nustebinti.